Mišia numirusių šventėje. Ši mišia vokiškai laikyta kunigo Bal, bet į lietuvišką kalbą ją išvertė Friedrichas Kuršatis, lietuvininkų kunigs Karaliaučiuje. Tekel. Tu buvai pasvertas svarstyklėmis ir rastas lengvas. Mes švenčiame šiandien šventą mirusiųjų dieną, atminties tųjų, kurie prabėgusiame mete, mirdami iš mūsų tarpo atsiskyrė. Mes šiandien atsimename jų iš naujo, o ši mišia turi jiems būti nei kokia lavonmišia. Ogi dar daugiaus. Ši diena ragina mus savo pačių smerties atsimintis, mums mūsų pačių lavonmišia prišaukdama. Ansai didysis ir macningasis karalius ir ciesorius Karolis, vadinamas Penktasis, tas pats, kursai jaunesnis bebūdams su visa savo kytrystė ir mace Liuteriui ir jo šventam darbui priešijos, tasai padėjo sens pastojas visus savo karališkus vainikus, nukopė nuo visų savo karališkų krasių, atsigulė kartą kūnę dar gyvs būdams į grabą ir laikydinos prie šito atviro grabo tarsi jau būtų numiręs, sau lavonmišę. Toktai jam, jei nedaugiau, tą naudą įnešė, kad jam iš to čėso Ansai Evangelijos žodis apie valnąją malonę ir apteisinimą už vis brangus pastojo. To paties mokslo, kurio dėl jis pirmto Liuterį persekinėjęs buvo, jis taip pamilo, jog jis po tam labiausiai tokius vyrus aplink save laikėsi ir tokius raštus skaitė, kurie apie tą jį kalbėjo. Ogi tai ir tiesa, šis žodis turėtų ypačiai grabe bei prie grabo širdis mūsų žmonių laimėti. Ale taip labai graudinga tai būtų klausytis, kad macningiausiasis ir didžiausiasis visų svieto valdovų gyvs dar bebūdams visą savo šlovę padėjęs tarp anų 6 lentelių atsigulęs, kurios galiausiai ir šlovingiausiam jam karaliui paskučiausių namelių būti tur. Tai aš tačiau po visam nemisliu jums, mano mylimieji, šitą paveikslą tam po akių statyti, kad jūs po visam lyg tai padarytumbite. Ale tačiau tai pasiliekti tik tiesa, kad mes daugiausiai per vėlai savo lavonmišę laikydinamės. Būtent tada, kad mums jau tikriems lavonams besant, patiems nieks iš viso to, kas čia apie mūsų palinksminojimą gyvastyje ir smertyje sakoma, ant pagraudenimo ir pamokslo, nieko nemačiai. Mes turim, minau nenusigaskit, kūne dar bebūdami savo lavonmišę girdėti. Pirm, kol smertis iš tikro mus į grabą įguldo, turime čia dvasioje patys atsigultis ir taipo iš grabo save ir savo gyvenimą, savo prisivertimą bei tikėjimą, Dievą bei savo nusitikėjimą, svietą bei jo grožybę, griekus bei malonę, peklą bei dangų, trumpai, vislab, kas aplink mus, viršui mūsų ir mūsyje yra apžvalgyti. Ogi iš tiesos, iš grabo vis tai apžvalgant, vis lab daug kitaip išveist, ne kaip toktai mums šiaip pasirodo. Taigi, mylimieji, ką misliet? Argi mums patiktų toktai šiandien daryti? Šiandien mums lavonmišę laikykimės. Tu, aš, kožnas te mislyje būk jis esąs miręs, o visi susirinkusieji jį į kapus palydėję besiklausą jo lavonmišios. Ogi kokį rašto žodį apdūmosim? Ar be ne tą? Išganyti numirieji, kurie viešpatyje miršta. Ale argi tas tau pritinka? Dievs tai žino. Arba aną išgastingąjį žodį Luko 16. Te pastoja jis šiam arba tam tiesa, tačiau visiems jis ir nepritinka. Kokį žodį todėl imsime? Tas manding veikiausiai pritiktų, kurį mes skaitom parašytą dangėlo. Jei net daugiaus, šį žodį apdumodami tik nors ką rasim, kas prie kožno lavono įtėmitina būtų, į ką mes šiandien savo pačių smerties atsimindami iš viso širdies apmastyti turėtumėm. Bet pirmiausia, pavelykit man jums trumpai išguldyti, kokiame suglaudime šie 9 žodžiai randas. Belsazers, kursai po galvos Babilonijos karaliaus Nabukadnecaro ant jo krasės sėdėjo, buvo savo baisingam išdykume kartą su vyresniaisiais savo karalystės naktyje begirtavodams šventuosius rykus iš Jeruzalės bažnyčios išplėštus atsineždinęs, kad iš tų girtavotų. Durnoj ir nieko nadbojančiai linksmybėje buvo jis su kitais girtaisiais jau dalį nakties praleidęs. Štai, vienu sykiu įsiveržė ranka per mūrus. Pirštai nei žmogaus rankos, išgastingi regėt, rašo ties didžiuoju šviesumi liktoriumi šitus nepermanytinus žodžius. Mene, mene, tekel ir parsin. O karalius išvydo tą ranką rašančiąją.
Tai išblyško karalius ir jo myslys nugandino jį. Aža jam strėnos virpėjo ir kojos drebėjo ir kiek tik išgalėdams šaukė drebasis lebauninkas išmintingųjų, kaldeonų ir burtininkų, idant to jaus atėję į svetlyčią, tą baisingą įraštą išguldytų ir sąžiniai pakajų parūpintų. Ale nuo prosnai, nei viens iš išmintingųjų tai neįstengia. Tai karalius dar sunkiaus nusigasta ir jo veidas visiškai išblykšta ir jo valdonus apima didi baimė. Girtieji ūmai įsipagirioja, sumišims vis didyn eina ir kaip koks baugus garsas įsiveržęs iki pas senąją karalienę. Ji užėjusi primena karaliui, kad mieste esą sens užmirštas žmogus Dangielas, prarakas Dievo. Ir tą jį viduje nakties atgabendin. Ir tam siūlo baukštusis griekininkas savo aukso lenciugus ir rūbus. Ale tas nuobažnasis žilagalvis taip jam atsako. Pasilaikyk savo pats savo dovanas ir duok jas kitam. Aš tačiaus tą raštą karaliui paskaitysiu ir parodysiu, ką jį ženklina. Ogi šitas raštas tai žodžiais rašytas. Mene, mene, tekel ir parsin. Ir tai yra taip išmanoma. Mene tai ir Dievas tavo karalystę išrokavo ir pabaigė. Tekel tai ir svėrė tave svarčiais ir per lengvą išrado. Parsin tai ir tavo karalystė ir dalyta ir medams bei persijonams duota. Tai paliepė Belsazers, kad Dangielą purpuro prėdytų ir aukso lenciugus prie jo kaklo prikabintų ir davė apie jį iššaukti jį karalystėje esantį trečią viešpatį. Ale, naktyje, toj pačioje naktyje buvo kaldeonų karalius nužavintas ir medai bei persijonai atėmė karalystę. Ansai žodis buvo žodis lavonmišios Belsazerui. Ogi ar ir mums? Tai aštrus klausimas, bet mūsų mišė tur mums ant to atsakymą duoti. Svėrė tave svarčiais. Labai aštrus žodis. Argi tasai ir prie mūsų grabo galės laikytas būti? Galės, tiesa, galės, mano mylimieji. O, kad šiandien mūsų karaliaus arba ir vargingiausiojo ubago jo karalystės lavonas ten ant morų po mūsų akių gulėtų, mes turėtumėm apie abudu tarti, svėrė jūs svarčiais. Nuobažniausiai ir nelabiausiai iš mūsų, jei vieną jų šiandien į kapus palydėtumėm, burna tiesos tartų apie jį. Dabar svėrė jį svarčiais. Bet šis svartis yra sūdas pono Dievo, prie kurio kiekvienas kartas stotis tur. Čia nėra nei jokio skirtumo. Žmogui skirta yra vieną kartą mirti ir po tam sūdas. Nes mes visi turime pasirodytis pasūdo krasę Kristaus, jei kožnas gautų, kaip elgesi kūne gyvas būdams, ar gerai, ar piktai. Neklajokite, Dievas neapsijuokdinas, nes ką žmogus sėja, tai dagos. Kurs ant savo kūno sėja, tas nuo kūno prapultį dagos. Bet kurs ant dvasios sėja, tas nuo dvasios amžina gyvastį dagos. Mes visi prie Kristaus sūdo krasės būsime pastatyti, kur saikožnam duos pagal jo darbus, būtent šlovę ir garbę ir nepragaištantį daiktą tiems, kurie su kantrumu gerose darbuose ieško amžinos gyvatos. Bet tiems, kurie vaidėjas ir tiesos neklauso, bet klauso neteisybės, nemalonė ir keršta, vargą ir sielvartą ant visų žmonių dūšių pikdarančių. Štai, mylimieji, tai liudimai to, kurs nemeluoja, o tie išliudija, jog randasi iš tiesos toks svartis, ant kurio kožnas žmogus sveriamas yra. Pons Dievas yra tasai, kurs jį savo rankoje laiko. Dievas sveria, Dievas sūdija. Dievas, vižinasis, šventasis, tas ugnies liepsnomis akyse, kurias nieks neprigauna, nei jokia veidmainystė nepaperka, kurios neveis nei šiokio, nei tokio žmogaus, po kurio akių nei jokio sutvėrimo nesti neregimo, bet visi daiktai regimi, atdengti po jo akių, apie tą kalbam. Šis svėrimas ir sūdijimas nusiduoto jau po smertės. Berods dar yra ir paskutinis, didžiausias sūdas sūdnoje dienoje, ale jau ir to jau pačiam smerties akies mirksnyje pirmasis sūdo žodis išpildytas. Kad mes tave būktų kas norys, kurs tu šitų žodžius girdi arba skaitai, kas žin kaip veik, lavono esantį į kapus gabensim, tada, kad tavo kūnas grabe gulės dūšia ant svarčio dieviškojo sūdo, o tas jai paskirs, ar jai valia bus tolydžiaus aukštyn pasikeltis Kristaus pis savo galvopi, arba ar ji turės žemyn žengti į vietą kaukimo ir dantų klabėjimo, ir ją, kaip ir Lozario angelai, į Abraomo prieglobstį nuneš,
arba ar ji turės kaip ant bagočius mūkos vietoje pasijusti. Kaip veik tau arba man lavonmišė laikoma, tai ir sakoma bus, svėrė tave svarčiais. Apie tave, apie mane sakys kunigs, mieli prieteliai, mirusį jį svėrė, dabar jį svarčiai svėrė ir kaipgi tas žodis toliau skambės? Ir per lengva išrado. Argi tai taip būtų? Ar ir tau ir man tikrai tas žodis skambėtų? Ak, aštriai dabokime. Mes mirštame. Dūšia pasijunt aname amže. Čia stov viešpats ponas Dievas, savo rankoje teisų jį svartį laikydams. Sūdas prasideda. Ant vienos pusės svarčio bliūdas prisipildo. Viešpats čia įdeda savo šventus prisakymus. Ar tu juos būtum beimėl žmogau tikėjęs, arba ant apjoko laikęs šičion žemai ant žemės? Tus prisakymus viešpats įdeda, o tie labai sunkiai sveria. Veizdėk, kaip svartis ant tos pusės žemyn leidžias, bet negana. Dievs ant tos pačios pusės prideda savo malonės išrodymus, geradėjystės, kurias jis tau iš mažų dienų suteikęs, kaip jis tave gimdydino, tave penėjo, aprėdė, kavojo, saugojo. Visus tus tūlimus džiaugsmus, kurius jis tau šiam amžiuje priteikė, visus tuleropus išgelbėjimus ir visas žegnonės, vislab, kad tavo sutvertojas ir geradėjas, kiek dieną tavo amžio tau daręs, kasdieniškasias malonės dovanas, kurias tu nei suskaityti neįstengi, viskas pareinant svarčio. Ogi štai, kaip jau labai ši pusė svarčio nusvirusi. Bet dar negana. Pons Dievs tai pusiai dar ką prideda. Matyk, visos dvasiškos žegnonės, kurios tau šventame krikšte jau vystykluose prasidėjo, nuo bažny gimdytojai ir mokytojai, kuriuos jis tau davęs, tiek daug mišių, kurias tu girdėjęs, Bibelės bei kitos nuo bažnos knygos, kurias tu skaityti galėjęs, kožna šventa večerė, kurią tu vartojas arba paniekinęs, kožna žodis, kuris gi tave ant prisivertimo ragindams tau jausis skambėjęs, kožna liga, kožna bėda, per kurią Dievs tave savęs pritraukti norėjęs, kožnas perliudijimas, dėl kurio tavo akys ašaromis aptekėjusios, kožnas sujudimas, kurį tavo širdis jautusi, kožnas geras prietelius, kurį jis tau privedęs, visos progos gerdaryti, kurias jis tau per tavo turtą, išmintį, sylą ir taip toliau davęs, visas darbas šventosios dvasios prie tavo širdies, vis slaptai, tikrai vis slaptai pareina ant svarčio. Ak, kaip po visam svartis nusviręs po iškalbama daugybę Dievo geradėjysčių. Ogi dabar dabok. Galiausiai prieina dar vienas, prie tos taip prikrautos ir taip žemai nusvirusios pusės svarčio. Vienas, kurio veidas nei kokio žmogaus sūnaus, ir onavietėmis rankose ir kojose, su Getsemanės kruvinu prakaitu, su Golgatos erškėčių vainiku ant galvos, tas atėjęs uždeda savo kraują ant svarčio, kurį jis praliejęs ant atpirkimo už daugel tarydams, tok tai aš dariau už tave, o kągi tu man darei. Ak, mylimieji, dabar rodos tarsi šis kupinai prikrautas į svarčio bliūdas į bedugnį nugrimsti norys. Tok tai vis sveria labai sunkiai ant vienos svarčio pusės, ogi dabar žmogau, eik tu prie antrosios, dabar tave svers. Kągi tu turėtum bei prieš tą taip sunkiai sveriančią daugybę nuo tavojo įdėti, kad aną pusę atsvertum bei. Šiame akies mirksnyje mislykit, mylimieji, būk mes dabar esą visi numirę, dūšios nuo svieto atstojusios, stovinčios tenai aname amže po Dievo akių prie svarčio jo sūdo. Kas nor duoti svertis? Kas nor pirmasis būti? Ar nei viens? Bet tyč, daugiausia drąsos tu ten, man rodos, turi. Juk tu žinai save teisų, patogų, viežlybą esantį. Tu prižengi, kad ir nelabai drąsiai, tačiau be baimės prie svarčio ir užmeti ant savo pusės visus savo gerus darbus, savo gerąją šauną širdį, savo viernąją grečną dūšią, savo neapibjaurintąjį pasielgimą. Tai vis užmetelė. Kas tai? Juk rodos, tarsi tu plunksnas užmetęs. Svartis, nei judytis nesijudina. Tu dabar atgabini savo bažnyčios atlankymą, savo stropų večerės vartojimą, savo maldeles kas rytą ir kas vakarą paskaitytasias, savo rašto skaitimas, savo dalis ubagams išdalytas, tok tai ir dar daugiau tokių daiktų tu atgabeni. Ale štai, pirm kol tu tai vis ant svarčio dėti gali,
Atmeta viešpats nuo to, ką tu tik dėl žmonių, dėl savo mielos garbės, dėl savo naudos daręs, bei ką tave tavo prigimtis, paprotys arba šiaip kas daryti privertė, o kas dabar dar tau liekt, tai nei jokio svarbumo netur, nes yra pelai, vėjo šiandien ir ten išblaškomi. Tu primeni, kad tu zokaną išpildęs, kad nei vieną nužmušęs, venčiavonystę niekados neperžengęs, nevogęs ir kas tam lygu, ale dabok. Pirm kol tu tai ant svarčio dėti gali, pakrutina pons Diev savo pirštus, savo šventus prisakymus ir to jau spindžia jie pagal dvasišką išmanimą, nurodydami ant napykantos tavo širdyje, kur yra paslėptas razbajus, ant akių pageidimo, kurs yra venčiavonystės peržengimas, ogi štai tavo zokano išpildymai ūmai pavirsta į peržengimus, anapusė svarčio nusileidžia žemyn, tavoji pasikelia aukštyn. Galiausiai atgabeni dar savo vargus, kurių tu šičian ant žemės tokią daugybę iškentėjęs ir tuomi dangų užsipelnęs mislyji. Ale Dievas išmeta juos aštria ranka tarydams, visi tavo vargai buvo užpelnytos koravonės. Jis tau primena tavo pasididžiavimą varguose, todėl ir tai vis niekai. Ogi dabar tu daugiau nieko neturi, tu esi ant svarčio. Graudingai ir išgastingai skamba balsas per dangų ir per peklą tarydams. Svėrė tave svarčiais ir per lengva išrado. Tavo dalis bus ugningoje duobėje, kuris siera dega, tai esti antrasis mirtis. Visi tavo darbai, tavo teisybė, nuobažnystė, tavo Dievo slūžma, vis slaptai didė tur vertybę ir svarbumą ant žmonių svarčių. Ale ant viešpaties svarčio po visam nieko nesveria. Tave per lengva išrado. Ogi dabar ką mislyjat, mylimieji, kad taip patogiam ir grečnam žmogui tinkasi, kas bus tiems, kurie atviruose griekuose bjauriai pasielgės. Iš tiesos ir tave svars, ir tu į sūdą pareisi, šičion ant žemės, prisigėręs, pasityčiodams ir išdykęs, laikei tu sūdą per nieką ir jam prieš gynevai, ale dabar stov jis po tavo akių išgastingoje tiesoje. Taigi eikš dabar, ką tu atsigabesi? Tavo darbus, tavo pasielgimas sveria teisusis sūdžia, o čia išsirodo, kaip daug piktenybių provijai prieš savo artimą. Čia išsireiškia kraujas siratų, kurį tu prarijai, ašaros našlių, kurias tu ištreškiai tu godusis, nekaltos ir viežlybos dūšios, kurias tu išvadžiojai, bjaurybės, kurias tu tamsioje naktyje išprovijai, tu kiekšininkė, tavo melai ir prigavimai, tavo neapykanta ir pavydas, tu veidmaini, tavo šventų dienų apbjaurinimas, tavo bjaurūs nusižengimai prieš tėvą bei motiną, tavo prisirėjimas ir girtavimas, tavo Dievo bliuznėjimai, ak, visi tavo žodžiai bei darbai, tavo visas pasielgimas parein sudopi. Ak, biednasis, ką tu veiksi, ką tu pradėsi? Argi tu po visam nieko ant savo svarčio pusės uždėti neturėtum bei? Ar be ne savo netikrai nusitikėjimą gyvastyje? Dievsiukės asmėlas širdingas, Kristus juk už žmonės numiręs, kožnas žmogus juk turys savo silpnybės ir nusidėjimus. Ale veizdėk, viešpaties burna atsiveria tau atkartodama, ką apie jo šventybę bei kerštą, juoku tai nuleisdamas gana girdėjai. Jis tau prišaukia, tau yra sakyta žmogau, kas ger yra, ir ką pons Dievs iš tavęs ieško būtent, Dievo žodį laikyt, meilę išrodyt ir pasižemint po akių savo Dievo, bet tu tai nenorėjai. Čia skamba graudingai ir išgastingai per dangų ir per peklą. Svėrė tave svarčiais ir per lengva išrado. Meskit jį į tolimiausią tamsybę, į amžiną į pražudimą, čion bus kaukims ir dantų klabėjims. Rods tiesa, sakai tu, tokie yra vertai pražudyti, ale aš galiu sūdo krasiai linksmai artintis ir svarčio neprivalau bijotis. Juk anie neturėjo, ką aš turiu. Prisivertimą, tikėjimą aš esmi prisivertęs. Ar tai tikrai taip, mielasis? Gerai. Taigi dabar tas tavo prisivertimas bus vertas. Rodyk šiandien, kur yra jisai. Tu nurodai ant savo ašarų, gerų apsiėmimų, širdies sujudimų, ant jautimų, griekų bei malonės. Ale ar matai? Svartis nesvyra nei mažumėlį, nes Jėzuje Kristuje nedara nei ašaro, širdies sujudimai, bet tik vien naujas sutvėrims. Kur yra tasai? Parodyk vaisius savo ašarų, vertuosius vaisius savo prisivertimo. Tu jų neturi, tu jų ieškai ir nerandi. Tu persigasti ir tau taip dar bestovint, štai jau skamba balsas graudingai ir iškastingai per dangų ir per peklą. Svėrė tave svarčiais ir per lengva išrado. Tu nugrimsti į peklą, kurios kelias ašaromis ir gerais apsiėmimais išgrįstas. Arba ar tu mislytum bei dar ką turys? Rasi tu mislį esas tikrai prisivertęs? Tu juk ant svieto gyvs bebūdams nešioji vardą krikščionies,
turėjai krikščionišką išpažinimą, apsiėjai su krikščionimis, kalbėjai krikščioniškus žodžius. Ogi tie buvo niekam nevertingas skambėjimas kankalo. Jis sveria tavo tikėjimą, ogi tas buvo tikėjimas lūpų. Tavo visą krikščionumą, o tas buvo veidmainystė, kurią pats save prisigavai. Ak, tai skamba balsas graudingai ir išgastingai per dangų ir per peklą, svėrė tave svarčiais ir per lengvą išrado. Atstok nuo manęs, tu piktadėji, aš dar tavęs niekados nepažinau. Ale kaip? Ar nei viens neatsiranda, kur seną sunku į svartį atsverti galėtų? Ar nei vieno nėra, kurio prisivertimas bei tikėjimas, kurio meilė bei darbai tikri rasti būtų po Dievo akių? Mylimieji, ant Dievo svarčio visi žmonių darbai nieko nesveria. Mėginkitės jūs prisivertusieji, kurie jūs pasitikit, šiandien prie Dievo krasės pasirodykitės, mėginkitės, bau jūs bandyti norėtumbit prie viešpaties sūdo ant gilybės savo prisivertimo, ant didumo savo meilės, ant stiprybės savo tikėjimo, ant viernybės savo pasielgimo, arba rasi ben ir ant proces dėl savo pašventimo, ant bagotystės savo gerų darbų nurodyti. Aš mislijų tai nebandysite ir tai ne vienam nevelyčiau. Ar ne apie jūsų meilę sakyti galėtum? Ji tankiai gana buvo vos grūzdas knatas. O apie jūsų vernybę bei procę dėl pašventimo ties virinėjo ir klupinėjo? Argi tavo prisivertimas buvo toks didis, toks gilus, toks širdingas, taip visą dūšią perimas, taip ilgai patenkas, kad jis po visam nebūtų bartinas? Ogi tavo darbai tau žinomieji, ar jų ne kiekvienas apibjaurintas ir pagadintas? Ak, mylimieji, kad viešpats savo mylimiausius vaikus šventybės varčius svertų, ką jie iš savęs pačių yra, kad jis jiems atimkas jo yra, tai ir ant jų pritinka ta žodis. Svėrė jos varčiais ir per lengvus išrado. Ale argi ir negi nei vieno nėra, kurs ant šito svarčio nebūtų per lengvas? Ar nėra nei jokio taip sunkaus daikto, kurs Dievo svartį atsvertų? Eikšte šian, vaizdėkit. Čia gul biednas grėkininkas merdėdamas. Ar jisai jau pirma ir dar taip ilgai tikėjęs, mylėjęs, kovojęs, užsigynęs, dirbęs savo viešpačiui, ant to jis po visam nedaboj, jis to širdingai užmiršta, nes atame jis tik priežastį randa gėdėtis. Jis tik tiek apie save težinos. Aš esmi didis biednas grėkininkas. Mano griekai yra raudoni kaip kraujas. Aš dėl savo griekų po akių Dievo esmi pražudytinas ir pražudytas. Toktai jis tik, toktai jis žino. Ale save patį pamesdams, žvelgia jis ant Jėzaus su tokia širdimi, kaip vaikai Izraelio ant varinio žalčio žvelgia. Jo aptemstančioje akis, stovant Jėzaus, jo mylimojo išganytojo nusikreipusi, o jo liežuviu jau pastipus, jis išleidžia paskutinį dūsavimą. Kristaus kraujas ir teisybė, man didžiausia est grožybė. Jis numiršta. Jis stojas prie viešpaties sūdo krasės. Svartis čia, kad ir jis vertas būtų. Paskučiausiasis žodis, su kuriuom jis nuo svieto atstojo, yra dabar pirmasis, su kuriuomi jis svarčiui artinas. Jis ant svarčio užstojęs taria: Kristaus kraujas ir teisybė man didžiausia est grožybė. Ak štai, čia svartis nusvyra iki apačios. Jo pusė apščiai svarbumo tur, ogi balsas skamba linksmai ir džiaugsmingai per visus dangus skamba garsėdamas nei koks perkūno griovimas iki galiausia peklos bedugnį. Šitą jį svėrė svarčiais ir pilnintelį išrado. Nesa neįra nei jokio pražudimo tuose, kurie Kristuje Jėzuje yra, kurie ne pagal kūną elgiasi, bet pagal dvasią. Eik šiandien tu peržegnotasis mano tėvo, apturėk karalystę tau pagatavytą nuo svieto pradžios. Jis nieko neturėjo, kas jo paties būtų buvę. Jis tarė Dievui: aš nieko neturiu ant svarčio dėti, ale aš laidą iš tavęs turiu, Jėzų Kristų, jo kraują, jo žodį ir kas jo darbas manyje buvo. Kaip menkai to ir manyje būtų, tai tu tačiau matai, tai aš tau atnešu. Būk malonus, daugiaus nežinau, daugiaus neturiu, daugiaus neatsinešu. Štai. Svartis nusvyra, o jisai laimėjęs. Argi jį turėtų sverti?
Ne taip, o tarė jisai, aš gyvas esmi vienok dabar ne aš, bet Kristus gyvas yra manyje. Aš esmi sąnaris jo kūno, o jei mane sveria, tai turi ir Kristus, ir jo kentėjimas, ir pelnimas, ir jo paklusnumas, ir jo atpildymas, vis slaptai tur draugiant svarčio pareiti. Tai nusiduoda, o kaip dabar Kristus toktai pats atliudija tarydams. Tai tiesa, aš jį pažįstu, jis manasis, o aš jo esmi. Kaip Kristus ne tik vien visus tos darbus, kuriuos jis jame provijas, bet ir vislab, ką jis už jį atlikęs ant svarčio uždeda, štai. Tai jis turi pilną svarbumą šventybės. Jis turi teisybę Dievo, nes jis yra Kristuje. O aš girdėjau balsą iš dangaus apie jį sakantį, išganyti numirėjį, kurie viešpatyje miršta. Beje, tarė dvasia, jei bilsėtus nuo savo darbų, nes jų darbai seka juos. Ogi dabar, mylimieji, ar netiesa, tai buvo baiminga Adina, kuri dabar prabėgo, o kad ir ne visiems, tai nors tiem, kurie šį žodį sakytą jį permanė. Tai ne koks menkas daiktas dar gyvi būdami grabe gulėti ir iš tos vietos matyti, kaip mūsų darbas ir provijimas, mūsų dumojimas ir geidavimas, mūsų kalbėjimas ir tylėjimas prie viešpaties sūdo statomi yra. Skaudu, labai skaudu girdėti, kaip vislab, kuomi mes nusitikėjom, po Dievo akių nei jokios vertybės netur, kaip tenai mūsų teisybė ir patogumas, mūsų prisivertimas, mūsų meilė, mūsų vieros išpažinimas nieko neištaiso, nieko po visam nieko nėra vertam, kaip tik vien Dievo malonė bei Kristaus susimilimas. Bet tačiau, mieli klausytojai, ši baimingoji Adina galėtų labai peržegnota būti. Juk tu dar ne iš tikro uždengtame grabe guli, dar nestovi sūde, bet malonės čiese. Dar ne paskučiausiai kartą esi pasvertas, dar neskambėjo viršuje tavo lavono tas baisingas žodis, dabar jau nečiesas. Ak, todėl gali tu šiandien dar tai daryti, ką tu tada kruvinomis gailesčio ašaromis daryti negalėsi. Nes taip tikrai, kaip tu dabar dar gyvs, taip tikrai tu kartunta mirsi. Taip tikrai, kaip tu dabar prie atviros angos malonės stovi, taip tikrai ji kartą užsivers. Taip tikrai, kaip tu dabar gyvs savo lavonmišę girdėjai, taip tikrai anapus tavo grabo sakyta bus, dabar jį svėrė. Taigi apdumokite girdėtąjį žodį savo širdyse. Tai jums tikrai bus ant naudos, kad jūs dar ilgiaus, ne kaip šią trumpą adinėlę, žodį savo lavonmišios apmastysite, kad jūs dar kartą namie į save aštriai persimėgindami ant svarčio Dievo sūdo stositės. Tai bus darbas anam amžiui, kad jūs kokią valandėlę vieni bebūdami šiandien savo darbus, savo žodžius, savo prisivertimą, savo tikėjimą, ogi ir visą savo amžią ant svarčio Dievo sūdo dėsit ir tai vis pagal jo žodį permėgysit. O tai jums ir te nepagailsta, kad ir tada, kaip dabar mišioje, vislab sukris, nieks nepasiliks. Ir jūs nei jokio pamato po savo kojomis, nei jokio ramsčio savo rankoje nebepalaikydami, nuogi, biedni ir vargingi šaukti turėsit, aš prapuolęs. Ir taip nugrimsite į bedugnį savo bėdos. Arba ir nei bedugnį bėdos. Bet jūs nugrimsite tada į bedugnį Kristaus malonės ir susimilimo, save pačius prasipuldę, Kristų laimėję būsit. Ogi dabar dar vieną pamokinimo žodelį girdėkit, tas esti Petro žodis. Guldykit savo visą nusitikėjimą ant malonės. Jūs matėt, kad daugiaus nei jokio kito daikto nėra, kursai sverto ant Dievo svarčio, bent dabokit, kad tą vieną, kas reikia įgytumbit. Parduokit vislab, ką turit, procevokitės kiek įmana, kad jūs šitą kaštauną perlą rastumbit. Laikykit vislab, o kad kokią teisybę turėtumbit, kaip Povilas ansai Parizeušas, laikykit vislab per iškadą ir už purvą, kad jūs tik Kristų bei jo malonę laimėtumbit ir savo pavadinimą ir išrinkimą padrūtintumbit. Nepaliaukite dėl tųjų daiktų meldę bei verkę, iki kol jūs, kaip tenai Jokūbas, Dievą pergalėsite, o kad ir išėdami, kaip ansai jo malonę tversitės. Jei jie tik vieną malonę tesveria, tai ji ir viena tebesien, kurios mes po visam savo nusitikėjimą guldome, kuriąją mes pasilinksminam ir džiaugiamės, kuriąją giriamės taip gyvastyje, kaip ir smertyje. Mylimieji, labai graudingai yra paskučiausiai nedėldienė bažnyčios meto. Daug tų, kurie su mumis adventų mišią praėjusiojo meto girdėjo, negirdės mišią ateisiančios nedėldienės.
O pas daugeltųjų, kuriems šiandien gyviems lavonmišė laikyta yra, busi tikrai jiems grabe gulint laikyta ateinančiame mete. Ak, kad mes be numanytum ir apdumoti šmoktumbėm mus mirti turinčius, idant mes išmintingi pastotumbėm, kad mes mokintumbėmės vis už vis save ir ką mes turim sverti. Ant šito švenčiausiojo svarčio sveriant rastus nerets daiktas, kurį mes per svarbų laikėm, labai lengvas. Ne tik vien mūsų teisybė, bet ir mūsų džiaugsmas ir linksmybė, vargas ir smutnybė, svieto gerybės ir linksmybės, kaip ir jo garbė bei gėda. Ale taip po teisiai sverti nemokina mus viešpats ir te duodie mums visiems svarą tikrai nusveriantį būtent malonę mūsų pono Jėzaus Kristaus. Ir ši malonė tesie ir te pasiliekti su mumis visais šiandien ir amžinai. Amen.